Sveiki gyvi, susirinkę prie savo televizorių, kompiuterio ekranų. Šiandien įvyks Vilniaus krepšinio vaikų 2025 metų žaidėjų birža. Aš ir treneris Stanislovas ir Aivaras išsirinksime savo komandas ir su šiomis komandomis su kitais susitiksime krepšinio aikštelėje po vieną kartą su profesionaliais teisėjais, pilnomis statistikomis, aukščiausio lygio rungtynės įvykdysime ir turime 33 vaikus, vieni vyresni, kiti jaunesni, tačiau be abejo kiekvienas įgaus papildomas patirties, gerų emocijų ir kažką pasiims iš šio turnyro. Taigi sveiki treneriai Stanislovai ir Aivaras. Sveiki. Sveiki, sveiki. Taip. Ir pačioj pradžioj mes turim įvykdyti tokią procedūrą, išsirinkti, kas kurį šaukimą turės. Tai užvadinsim komandas ir prašau trenerių pasakyti po vieną skaičiuką nuo 1 iki 3 ir kaip ir praėjusiuose draftuose aš esu parinkęs draft eigą, grinai taip kaip sudėliojo random.org puslapis ir įrašysim ten komandas. Tai Stanislavai, Aivarai. 3. 3. Taip. Taip, ir Stanislavas. 2. 2. Mano bus 1. Mano bus 1. Jonas, Stanislavas ir Aivaras. Stanislavas, Jonas, Aivaras. Tokia eilės tvarka rinksimės. Komanda Stanislavas. Komanda Jonas ir komanda Aivaras. Rinksimės pradės pirmas, išsirenkam 3 žaidėjus, tada paskutinis renkasi 2 iš eilės ir grįžtam eilės tvarka ir taip sukiojamės. Taigi, Stanislavai, galima pradėti. Šių metų pirmuoju šaukimu treneris Stanislavas į savo komandą kviečiasi Benas Strakšė. Benas Strakšys. Ilgai galvojau, turėjau dvejonių, turėjau kelis kandidatus, bet visgi paskutinę minutę nusprendžiau, kad reikalingas man toks žaidėjas, nors ir ne vyriausias čia iš esančių sąraše, bet labai įvairiapusiškas ir manau labai daug duos mano komandai. Ir burtai nulėmė, kad Benas pasirinktas pirmuoju šaukimu. Greičiausiai ir aš būčiau paėmęs jo dėl puikaus gebėjimo pamatyti aikštelę ir atlikti perdavimus, nes kaip yra 3 lyderiai ir turbūt kuriem geriausiai šią akimirką sekasi žaisti ir greičiausiai jo visi treneriai trejetukę savo pasižymėjo. Taigi antru numeriu aš pasirinksiu Rolandą Bernatavičių. Krepšininkas dar nespėjo ypatingai pasižymėti, bet irgi žavi, kaip jisai geba pamatyti aikštelę, atlikti perdavimus, išbėgti greitas atakas. Taip pat jisai yra labai fiziškai stiprus žaidėjas. Tai kad atkeliauja Rolandas į mano komandą. Bet tu prirašai prie Aivaro, tai Ne pas mane. Savo, jo. Galvau, kad jau Aivaro kitas šaukimas. Taip. Tai gerai, aš trečiuoju šaukimu pasirinksiu Augustą Varonecką. Augustas Varoneckas tikrai turėjo labai didelę tikimybę būti pasirinktas pirmas, bet viskas taip susidėliojo jo, kad Augustas trečias. Ir gal galėtų Aivaras truputį pakomentuoti savo pasirinkimą. Kiek mačiau ir pas mumis vidinėme tikrai ganėtinai neblogai, turi ir mąstymo viską, kai ir 1 prieš 1 tikrai gali apsižaisti ir nepagaili kamuolio, gali kai žaidė komandoje ir pasą atlikti, tai manau geras pasirinkimas. Taip, ir Augustui
į kompaniją kokį žaidėją. Aivaro dar vienas šaukimas, ketvirtas. Ketvirto šaukimo aš pasirinksiu Marką Žalą. Markas Žala keliauja pas Aivarą. Aivarai, komentarą, kol įdėsim. Aukštas žaidėjas tikrai, manau, padės atsikovoti kamuolius, gebantis ir pats irgi įmesti. Manau, tikrai irgi su Augustu gerai jie abu dėrės. Markas Žala aukštas. Ketvirtas šaukimas, o penktuoju šaukimu tada aš į savo komandą pasikviesiu Arijų Zinkevičių. Jie vienam turė jau žaidę kartu su Rolandu komandai ir, man atrodo, nepatyrė nei vieno pralaimėjimo, gal tik vienas lygiasias, buvo turnyrinės lentelės viršuje, puikiai susižaidė, irgi labai gerai pasuojas, vienas kitą mato. Tai, manau, dėl susižaidimo labai gerai įsiklijuosi mano komanda ir keliaujam prie šeštojo šaukimo, kurį turi treneris Stanislovas. Jo, tai pasirinksiu žaidėją, apie kurį pats asmeniškai neturėjau surinkęs informacijos, bet kiek teko ir kolegų paklausti ir pasižiūrėti jo rezultatus vidinėme mūsų turnyre. Tai manau, kad labai gerai prie Bėno dėrės mūsų komandai Aronas Lakavičius. Aronas Lakavičius. Irgi gan universalus žaidėjas, kaip suprantu, tai ir su Bėnu galės ir greitin žaidimą, irgi matantis aikštę. Tai manau, prie komplektacijos braižo tinka labai. Taip, nedaug turbūt visi Aroną matėm, geras krepšininkas, tačiau nedažnai šį sezoną pasirodo turnyruose, viešuose renginiuose, tai turės puikią progą pasirodyti šitam turnyre. Ir šiam dvejetukui į kompaniją Stanislavas. Jo, tai reikia kažko tai ir po krepšiu man. Tai rinksiuosi aukštesnį tokį žaidėją, kuris arčiau krepšio labiau renkasi žaisti. Mano auklėtinis, pas mane ateina treniruotės, tai puikiai iš arti jį pažįstu, Jonas Šimeliūnas. Jonas Šimeliūnas. Ir nugarą mėgstantis pažaisti į krepšį, bet ir veidų gali užsibaigti. Puikiai kovoja dėl kamuolių, tai manau, prie šių universalių pirmų mano pasirinkimų reikia ir tokio tvirtesnio po krepšių žaidėjo. Taip, tikrai geras pasirinkimas. Ir keliaujam toliau. Mano aštuntas šaukimas ir aštuntų šaukimu aš pasiimsiu savo komandą Joris Barkauskas. Tai bus pirmas 2016 metų žaidėjas mano komandai. Nors treniruotėse pas mane neatvyksta labai dažnai, irgi mėgsta jie trenerius pakaitalio, tai pas vieną, tai pas kitą. Bet man labai patinka Jorio rimtas nusiteikimas, trenerio nurodymų vykdymas, visą laiką jis ateina labai susikaupęs, labai stengiasi ir tikrai klauso trenerio, tai manau labai gerai dėrės prie kitų dviejų žaidėjų, kurie irgi panašų požiūrį turi. Ir 2 šaukimai treneriui Aivarui. Tai devintoji šaukimu savo labai gerai pažįstama. Norėčiau pasikviesti Ridą Jonavičių. Tikrai labai stengiasi, pat kaip irgi pas mane treniruojasi, labai stengiasi, gali ir tikrai gerą gynybą demonstruoti, gali ir puolime duoti tikrai nemažai naudos, tai vien dėl to pasirenku Ridą. Tik Ridas. Taip. O 10 šaukimu, nepabijočiau pavadinti netgi taip, juodadarbis, tai pasikvieščiau Marką Pugačiauską, kiek ir teko turnyruose įvairiuose žaisti, visą laiką visas jėgas aikštelėje stengiasi atiduoti, visiškai neįtingi gintis, tikrai bando ir klauso visų nurodymų, kuriuos stengiasi duoti. Tikrai, manau, prie gynybą labai stipriai sustiprina, tačiau irgi puolime tikrai gali daug ką duoti. Tikrai taip. Aivarai, tada keliaujam
toliau atėjo laikas mano šaukimui ir aš pasikviesiu į savo komandą, manau, labai panašų į Marką žaidėją, jo bendramžį ir 2016 metų rinktiniai komandos draugą Aivarą Bučinską. Tai Tikrai taip, galiu sutikti. taip, manau, kad tai yra vienas daugiausiai šį sezoną patobulėjusių krepšininkų. Jeigu praėjusį sezoną mažiau sportavo ir tikrai būtų kažkur tai žemiau pasirinktas pagal sportinę formą tuometinę, tai labai didelį progresą šį sezoną padarė, labai stengiasi ir rezultatas, prašom, jau 11 pozicija. Yra dar kur kilti, bet jau labai neblogas rezultatas. Ir keliaujam pas Stanislavą. Jo, tai Markas ir Aivaras buvo mano dabar artimiausi pasirinkimai, abu labai gynybiniai ir kovingi žaidėjai, be kamulio daug eina kovoti. Labai gaila, kad praradau, šiek tiek reikės kryptį keisti. Tai dabar toliau imu tokius universalesnius žaidėjus ir pirmas bus Natan Karpinskiai. Irgi tobulėja, tikrai matosi, ne pas mane sportuoja, bet karts nuo karto, kai pamatau jį, tai vis prideda kažko į savo žaidimą, jau ir iš vidutinio nuotolio stabiliau metai ir veržiasi į krepšį. Daugiau supratimo to ir yra ir aikštelėje žaidžiant 5 prieš 5, tai manau tikrai nestriks ir duos savo naudos. O kitas bus pasirinkimas, turbūt čia pirmas 2017 metų gimimo vaikas, bet kuris irgi jau patirties daug kaupė ir 16 rinktinėje prisijungęs yra. Irgi taip pat gerai jau pataikantis ir į vidutinį nuotolį, ne tik renkasi artimai ir gan universalus, matantis aikštę ir dažnai net treneriui norintis duoti patarimų, matosi jo supratimas apie krepšinį, labai daug domisi. Tai norėčiau savo komandai matyti Oskarą Bylį. Oskaras Bilis keliauja pas Stanislavą į komandą 13 šaukimu. Ir judam toliau, išsibraukiam Oskarą Bilį. Tai ir aš tada į savo komandą paimsiu dar vieną patyrusi jauną žaidėją, kuris gal ne visur sudalyvauja, bet kai dalyvauja, tai tikrai labai kokybiškai ir labai stengiasi, tai Benediktas Elmistraitis bent jau žadėjo, kad galės dalyvauti jo. Šalia buvo ir Rajus Vidzbelis, tačiau jisai gali net nelabai sudalyvauti rungtynės, priklausomai kaip bus rungtynės, nes jisai bus 3 savaitėm iškritęs, tai todėl renkuosi Benediktą gana užtikrintai, o su kitu žaidėju gal kažkiek tai pagalvojau, bet gal kolegos nepasiimsi to žaidėjo ir tas žaidėjas dar liks. Taip, ir Aivaro priklauso, po jo grįžta tau šaukimas. Taip, aš irgi pasirinksiu vieną iš jaunesnių, tikrai, manau, vieną iš emocingiausių žaidėjų, kurios turim, tai būtų Matą Kazakevičių. Tikrai labai irgi stengiasi, tiek puolime gynyboje gali sužaisti, tik žinoma, kartais tos emocijos gali ir pakišti šiek tiek koją, bet nieko, manau, tikrai puikiai susitvarkys. Ir kartais gynybai patinginiauja Matas. Patinginiauja, taip, bet tikrai, manau, bus galima ir nepatinginiausi. Ir tada aš renkuosi 16 šaukimu. Daug tikrai, daug negaliu, ne pas mane lanko, daug negaliu nieko pasakyti, bet esu girdėjęs ir neblogų dalykų. Tai yra Benas Banaitis. Benas Banaitis, tikrai taip, galiu aš pakomentuoti, kad sparčiai labai tobulėjantis žaidėjas, juda į priekį, stengiasi ir tikrai galima jį paminėti kaip vieną daugiausiai patobulėjusių per šį sezoną krepšininkų
ir palinkėti, kad tas užsidegimas, noras sportuoti, žaisti krepšinį išliktų toks pat didelis ir jeigu nei kiek nesumažės ar net padidės, tai po poros metų labai aukšto lygio žaidėjas gali iš jo tapti. Dabar po truputį jis vis kažko prideda, vis atsiranda ir vis judam pirmin su naujais gerais dalykais. Ir tada mano šaukimas, taip, ir aš pasikviesiu dar vis išlikusi, ten pačioj pasislėpusi, vieną vyriausių mūsų krepšininkų, tvirtai sudėta ir krepšinėje dedanti stiprų žingsnį po žingsnio, Tautvydą Balčiūną, kuris kaip tik bus kaip atsakymas jūsų dideliem tvirtiem žaidėjim, tai irgi mūsų didelis tvirtas Tautvydas bus sudėtyje. Ir Stanislovo du šaukimai, 18 ir 19. Jo, dėl Tautvydo gaila, būtų labai gerai prie Jono dėrėjęs, turėčiau du labai aukštus, tvirtus vyrukus po krepšiu, bet dabar reikia vėl tada laikyti savo krypties ir bus gal ir netikėtas jums, kad taip anksti, bet renkuosi vieną iš lyderių 2018 metų grupėje, kuriam suteiksiu šansą šitame lygyje gan anksti, tai Natą Pranckevičių. Gan irgi universalus, kiek teko matyti, gal tik tai mąstant ir renkant informaciją buvo sudėtingiau, nes dar vis žaidžia jų amžiaus grupė ant pažemintų krepšių, bet greit prisitaiko, tikrai ir gynyboje dirba, ir puolime tą dvižingsnį puikiai išpildo, gan universaliai renkasi metimus, tai pasižiūrėsim, kaip seksis jau pilnomis taisyklėmis 5-5. Tikrai talentingas jaunuolis ir tikrai puikiai galimybė suteikta jam. Ir prie NATO 19 šaukimų pas Stanislovą keliauja. Tai pabandysim žaidėją, apie kurį irgi nieko nežinau, kol kolegų nepaklausiau, bet gan aukštai ir reitingė stovintis ir gerus atsiliepimus apie jį gavau, tai pridėsiu savo komandą Dominiką Maslauską. Jeigu kažką turit pridurti kolegos, tai būtų smagu ir man pačiam labiau susipažinti su mano dabartiniu naujų žaidėjų. Kaip Dominikas Maslauskas, aš jį kaip tik galvojau pasiimti kitų šaukimų. Tikrai nesitikėjau, kad Stanislavas pasiims. Jau kaip tik galvojau, ką pasakyti. Namų darbai atlikti. Puolime šis žaidėjas dar turi labai daug kur pasitempti, tačiau jisai yra labai fiziškai greitas, vikrus ir labai gerai gali dirbti gynyboje. Tai labai gerai tada, nes labai dažnai nuo gynybos prasideda, tai praradau tų šaukimų gynybinių, kurių labai norėjau, tai turbūt, kad turės Dominikas kompensuoti, tai gerai. Gerai. Ir ką dabar galėčiau aš pasiimti savo komandą? Geras klausimas, yra tų žaidėjų nemažai ir visi turi savo privalumų. Ir savo minusų. Imkim Ajų Vicbelę. Tikėkime, kad pavyks Ajui sudalyvauti ir jisai tikrai gali demonstruoti gerą krepšinį, yra techniškas, gal truputį trūksta fizinės jėgos, bet kai nori, gali žaisti labai kokybišką krepšinį. Dažniausiai didžiausias Ajaus priešas būna jo emocijos. Tai tikėkime, kad įveiks emocijas ir kai įžengs aikštelę, pademonstruos patį geriausią savo krepšinį. Ir Aivaras, 2 šaukimai iš eilės net. Gerai, 21 šaukimu yra tekę susidurti, bet irgi gali labai pakišti koją emocijos, bet manau tikrai su jom pavyks susitvarkyti. Tai
pasišaukčiau Nojų Gasicką. Kai Aivaras pasakė apie emocijas, aš pasižiūrėjau į lapą ir pagalvojau, kad Aivaras kvies Nojų Gasicką. Taip, kartais labai pakiša šitam žaidėjui koją emocijos, kaip ir gali būti prieš tai šaukime AI, bet tikrai jeigu ramiai žais, tikrai gali ir puolime, ir gynyboje, tikrai duoti, jie turi tam tikrų pliusų, minusų, bet tikrai, manau, gali gerai sužaisti, jeigu tik tais emocijos pavyks išlikti ramiam. Taip, ir aš norėčiau dar pasveikinti Nojų. Jisai kaip tik šią savaitę pataikė savo gyvenime pirmą tritaškį. Tai Nojaus sveikinimai. Tėčio pėdomis, sveikinimai. Iš tėčio pavyzdį imu. Ima. Gerai, ir Nojus. Ir tada 22 šaukimu pasimsiu jaunesnį žaidėją, bet dabar irgi tikrai puikiai kol kas ir prie vyresnių žaidžia, gal šiek tiek būna paplaukėję gynyboje. Tai yra Joris Radlinskis. Joris Radlinskis, taip. Tikrai gali ir į didelį, kai mėto ir į didelį krepšį, gali ir iš vidutinio pataikyti, ir iš dvižingsnio puikiai jau meta į didelį krepšį. Tai tikrai, manau, duos nemažai komandai. Mūsų praėjusiu metu, 2018 metų vidinio turnyro čempionas. Šį sezoną kol kas nusileidžia Natui, yra antroji vietoje, bet tikrai puikiai žaidžia. Svarbiausia jam priprasti Joriui prie krepšinio taisyklių. Ir kai pradės savinti krepšinio taisyklės, tai tikrai demontuos labai puikų krepšinį. Taip. Ir judam toliau. Irgi yra keletas žaidėjų, apie ką pagalvoti. 23 šaukimas. Michaelo Jordano numeris. O tai kam mes jį įteiksim? Įteiksim Jokūbui Jonkaičiui. Praėjusiame ture mūsų turnyro Jokūbas tokių judesiukų ištraukė, kad net aš stovėjau amo netekęs. Tai dar yra Jokūbai geras 3 savaitės, gal net truputį daugiau iki pirmų mūsų rungtynių. Tai per tą laiką kviečiu į savo arsenalą įsitraukti dar naujų judesiukų ir parodyti turnyro metu. Ir judam pas trenerį Stanislovą. Dar vienas garbingas skaičius, 24. Jo, tai Jokūbas Jonkaitis irgi buvo mano mintise, labai techniškas, tobulėjantis žaidėjas. Bet paimsim ir kitą labai tobulėjantį, ir iš Jono girdėjau, ir pats mačiau, tikrai ir girdintis trenerį, kiek teko vadovauti komandai, kurioje jis žaidžia. Tai Jokūbą Pranaitį. Dar vienas Jokūbas. Taip. Visai patiko matyti, kaip stengiasi, tikrai negaili jėgų, nevaikšto, visada juda, bando atidirbti aikštėje, tai manau gerai pridės prie komandos. Ir 25 šaukimu tada pasirinksiu dar vieną labai kovingą žaidėją, ypatingai 1-1 turnyruose galintis lyderius uždaryti. Atrodo, kad kitiem nepavyksta susitvarkyti su to amžiaus lyderiais, bet jis dažnai kanda, įklampina į labai mažai taškų turinčias rungtynes. Tai Mangirdas Petronis. Taip, Mangirdas Petronis, teisingai pasakyta. Ir labai panašaus stiliaus žaidėjas, kaip ir Jokūbas Jonkaitis, panašaus sudėjimo. Būčiau, jeigu ne Jokūbo judesiukai paskutinėme ture, tai būčiau paėmęs Mangirdą, manau. Bet taip susidėliojo. Gerai. Ir išsidžiaugia Mangirdą Petronį. Ir
26 šaukimu paimsiu Tomą Šavelskį. Tomą Šavelskį. Irgi pora variantų buvo 26 šaukimui, bet tikrai stengiasi, yra kur galima pridėti kažko tai, daugiausiai fiziniam pasirengime, techniškai visai neblogai viskas pavyksta kol kas. Tai dirbam treniruotėse ir bandysim dar iki turnyro dar pridėti, kad būtų dar geriau. Ir keliaujam 27 ir 28 šaukimai. Treneris Aivaras. 27 šaukimų. Senai jau bematęs iš tikrųjų šitą žaidėją, bet kiek pamenu, tikrai labai irgi vienas iš tų, kur labai stengiasi, buvo labai ryškiai tobulėjantis. Tai yra Dovydas Laginauskas. Jo, tikrai didelį Laginauskas. žingsnį dėjęs į priekį, tik kartais dar trūksta drąsos žaisti su vyresniais ir pagal visas taisyklės, tai tikėkime, kad drąsiai įsiaikšti ir turėtų tada daug tikrai pavykti. Taisyklės Dovydas irgi kaip ir pralaužė. Taip pat yra, man atrodo, jeigu neklystu, trečias žaidėjas pagal turimą reitingą tarp 2018 metų. Tai tikrai stengiasi ir puikus Dovydui pasiekimas, toks šaukimas. Gerai, ir 28 šaukimų pasikviesiu tikrai žaidėją, kuris visiškai nebijo žaisti su vyresniais, tik aišku gali šiek tiek pakišti koją dėl taisyklių, ties to reikės dirbti. Brolis jau yra komandoje, tai manau patys puikiai per treniruotę susižaidžia, jau bus bent su kažko tikrai susižaidę, tai yra Aras Jonavičius. Jonavičius, dar vienas 2018 metų talentas, tikrai irgi vienu metu buvo nustebinęs per tarptautinį turnyrą, kaip jisai stengiasi. Tikrai gynybą turi labai gerą, jeigu nepatingi gintis, tikrai gali ir prieš vyresnius kai kurios susiginti. Nu tikrai, turi energijos visko, svarbiausia, kad neužeitų tinginys. Taip, jie tapo čempionais ir įrodys, kad gali demonstruoti čempionišką krepšinį. Ir aš tada pagaliau pasiimsiu kaimyną Aro lenteliai pagal vardą Algį Tirkšliūną, 2016 metų krepšininkas. Irgi teko pasvarstyti jį prieš tai truputį dėl žaidimo. Dėl aukštesnių šaukimų irgi galvau paimti, bet kažkaip vis kažkokį motyvą surasdavau, kad palaukti ir ne veltui, išliko Algis iki dabar ir keliauja mano komanda. Žaidėjas tikrai su patirtim ir visai neblogai jis atrodo 2016 metų reitinge. Tai tikėkime nesirgs, nes būna apserga labai daug ir negali dalyvauti. Tai keliaujam toliau. 31 ir 31. Paskutiniai du krepšininkai į trenerio Stanislovo komandą. Jo, tai labai matau ryškius du variantus man, tai žaidėjai, kurie ir gali be problemos pakilti nuo suolo ir iškart duos energijos, tuo nebejoju, visada užsivedė, moka ir pasidžiaugti, kai pasiseka, tai ir labai atmosferą pagerins komandos, tai renkuosi savo vieną pirmųjų auklėtinių, man pradėjus įstaigoje dirbti Nikodėm Smilgin ir Daniel Lechovskij. Labai patenkintas, kad šitie žaidėjai liko. Tikrai ir gynybai dirba, stengiasi ir puolime vis kažko prideda, po truputį treniruojasi, tobulėja. Matau pas trenerius tikrai, kad progresą daro. Tai manau, tikrai vertinsit irgi teigiamai. Tokie liko man žaidėjai.
geras pasirinkimas. 32 šaukimų liko irgi 2 puikus krepšininkai, jaunieji, kurie stengiasi ir matas tobulėjimas, nors Dominik netiek ir daug sportuoja, Dmitri ilgiau sportuoja, tai pasiimsiu šį kartą Dominik Lekčenko į savo komandą. Jo kartais Dmitri patinginiauja, jo tai Tai va, Aivaras paliksim padarys, kad Aivarui. netingėtų. Ir Reikės daryti. Aivaras, Jo, neteko susidurti su šiuo krepšininku, tai net neturiu kaip ką ir pakomentuoti. na, Bet žiūrėsim. gana sparčiai progresuoja, stengiasi, kartais atsipalaiduoja labai, nepasistengia, bet tikrai matosi judėjimas į priekį. Ir Jo, jis ir netiek ilgai palyginus lanko ir pamenu, pačioje pradžioje tai jokių pagrindų nieko neturėjo. taip, O dabar jau jau kalbam apie atsiranda. 5 prieš 5 pasirinkimą, tai manau, Na, kad jau viskas žaidė kalba. rinktiniai, Save. keliavo su 2017 metų į rinktinį į Klaipėdą. Tai jau patirties turintis žaidėjas. Tai Tai va, va, turim. Tai sėkmės. turim komandas, galit pasižiūrėti dar kokios komandas, jas matote ekrane. Ir artėjant Kiekviena turnyrui, komanda tikrai turi savo pranašumų. Bus įdomu. treneriai pabandys jo susisiekti su visais komandos jo nariais, pasidaryti gal vieną kitą treniruotę, jo gal padarysim ir bendrų treniruočių, pasportuoti, pasitreniruoti ir judėsim į priekį ir dalyvausim turnyre. Turėtų būti tikrai įdomios rungtynės, vaikai pirmą kartą su statistikom pažais. Kaip ir sako, statistika nėra svarbiausia, tačiau kiekvienam vaikui, be abejo, net ir ne vaikui, tėveliam irgi tos statistikos dažnai būna įdomios, svarbios. Taip, tai vaikai mato, kaip tėvai žaidžia su visom taisyklėm, su sekretariatu teisėjais, mato, kaip vyksta aukščiausio lygio krepšinis per televizorių, tai tikrai, manau, dar didesnė motyvacija jam pridės tokio atmosferai žaisti. Tai Jo, smagu. asmeniškai aš dar nesu matęs niekur pasaulyje, kad tokio amžiaus vaikai žaistų su pilnom statistikom. Tai čionais bus, manau, unikalus atvejis ir džiaukitės vaikai, jūs busit pirmieji. Linkime geros nuotaikos, gerų emocijų ir viskas bus gerai. Taigi, galime, manau, ties tuom pabaigti susitikimą ir iki susitikimų treniruotėse. Visiems sėkmės, ruoškitės, Aikštelėje. susitiksim jo aikštelėje ir visiems gero savaitgalio likusio. Iki. Viso. Viso.